Brangus klausytojai, Ganytojo žodžio laidoje kviečiame pasiklausyti Krokuvos arkivyskupijos kunigo Jan Reček skaitytos konferencijos šią vasarą Šiluvoje, kurioje jis kalbėjo apie mums visiems taip svarbaus dvasinio tobulėjimo reikšmę per vidinio užtarimo maldą ir vidinį išgydymą. Iš lenkų kalbos konferenciją verčia Kastantas Lukėnas. Szukam w dzisiejszej liturgii prawdy potrzebnej dla nas w drodze rekolekcyjnej. Šiandienos liturgijoje ieškau tos medžiagos, tos tiesos, kuri mūsų rekolekcijų kelyje būtų tinkama. Wydaje się, że pouczenie nam dawane w Księdze Wyjścia jest bardzo oczywiste. Labai akivaizdus tas pamokymas, kurį girdime iš Išėjimo knygos skaitinio. Obraz budowy przybytku i ogłoszenie chwały Boga jako drogowskazu dla ich drogi. Tai yra tos susitikimo palapinės statyba, įrengimas ir Dievo ženklo, Dievo debesio nužengimas kaip gairės kelyje. Obłok ukrywający Bożą obecność kierował narodem wybranym. Taigi debesis dengęs tą Dievo buvimą, jis vadovavo išrinktajai tautai. To nie ludzie rządzili drogą. Ne žmonės tame kelyje vadovavo. Nie oni mówili, o teraz przystaniemy, rozłożymy namiot i Pan Bóg będzie z nami, będziemy rozmawiać. Ne žmonės nuspręsdavo, kad štai dabar sustosime, pasistatysime palapines ir čia įsirengsime ir čia Dievas su mumis kalbės. To obecność Boża wyznaczała rytm drogi. Būtent Dievo buvimas, jo esamybė nustatydavo kelio ritmą. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, oni ruszali w drogę. Kai tik tai debesis pakildavo virš palapinės, jie leisdavosi į kelionę. A więc mamy bardzo jasną regułę. Taigi turime aiškę labai taisyklę. To nie człowiek ma rządzić modlitwą, Ne žmogus turi vadovauti maldai, tylko modlitwa kierować życiem. tačiau malda turi vesti visą gyvenimą. Wydaje mi się, że to jest jeszcze jedna pieczęć Bożego Słowa dla naszego rozważania. Manau, kad tai yra tarsi dar vienas užantspaudavimas, kurio Dievo žodis patvirtina mūsų svarstymus. Dobrze, jeżeli ze spotkania z Bogiem rodzą się nasze decyzje, nasza droga życiowa. Gerai, jeigu iš susitikimo su Dievu kyla mūsų gyvenimo apsisprendimai ir mūsų gyvenimo kelias. Jezus jeszcze raz poucza uczniów, że tajemnica dobra i zła będzie tajemnicą do końca historii doczesności. Jėzus dar kartą mokiniam pasako, kad gėrio ir blogio slėpinys taip išliks iki šios laikinosios istorijos pabaigos. To jest trud naszej drogi. Nie będzie sytuacji, gdzie już będzie tylko dobro. Ir tai yra būtent mūsų kelio sunkenybė. Nebus tokių situacijų, kur bus išlikęs vien tik tai gėris. Wiemy, że nieraz ludzie mieli taką pokusę. Žinome, kad žmonėms nekartą jau buvo kilusi ta pagunda. Wystarczy tych gorszych wyłapać, pozamykać do więzienia albo jakoś inaczej ekspediować i będzie wspaniale. Kad pakanka visuomenėje išgaudyti kažkaip tuos blogiečius, uždaryti juos į kalėjimą ar kažkaip tai kitur juos kažkur tai išsiųsti ir jau gyvenimas bus geras. Problem jest trudny, bo granica między dobrem a złem nie przebiega między nami. Tai problema yra sunki, nes riba tarp gėrio ir blogio, ji neina tarp žmonių. Wiele razy w tych dniach to zauważyłem, że granica idzie przez nasze serca. Jau kelis kart minėjau per šias dienas, kad ta riba skirianti gėrį ir blogį eina mūsų širdyse. Więc nie można powiedzieć my i oni. Taigi negalime taip skirstyti, kad mes ir jie. Bo się może jutro okazać, że ktoś z nas potem będzie po drugiej stronie pojutrze. Nes gali taip atsitikti, kad rytoj galbūt iš tų vadinamųjų mūsų atsidurs pas juos. A więc jest to zapowiedź zmagania do końca. Taigi tai yra toks palyginimas, kuris mums ragina tiesiog ištverti, kovoti iki galo. Ostateczne rozdzielenie dopiero nastąpi, gdy zakończy się historia ziemska. Galutinis tas paskirstimas tik tai įvyks tuomet, kai baigsis ši žemiškoji istorija. To ważne, gdy myślimy o ostatecznym sądzie. Tai yra labai svarbu, kai svarstome apie paskutinį teismą. Nie wiem, jak to jest w języku litewskim, ale po polsku słowo sąd odnosi się do rozprawy. Lietuvių kalba taip pat tas teismas yra toks atsiskaitimas vyksta. Ale greckie słowo
które jest używane w Ewangelii, oznacza pierwotnie coś innego. Tačiau graikiškas žodis, kuris Evangelijoje pavartotas, tai jo pirminė prasmė to graikiško žodžio yra kita. Źródło słów jest od słowa rozdzielenie. Tas graikiško žodžio etimologija kyla iš skirstimo. W tekście greckim mamy słowo kryzis. Graikiškame tekste čia pavartotas žodis krizis. Co właśnie oznacza rozdzielenie. O krizis tai yra tas paskirstimas. Sąd ostateczny to jest ostateczne rozdzielenie. Taigi paskutinysis teismas yra ta paskutinysis išskirstimas. Nie będzie żadnej rozprawy. Nebus to kažkokio tai susidorojimo ar nuosprendžio, kaip pas mes įsivaizduojam teismą. Żadnej przepychanki i szukania nowego wyroku. Ir čia nebus jokių ten tokių apeliacijų ir bandymo dar persvarstyti nuosprendį. Bóg oświetli, gdzie kto się ustawił swoim życiem. Tiesiog Dievas nušvies tą padėtį, kurią kiekvienas jau savo gyvenimu esame užėmę. A Jezus zapowiedział, że do tych po prawej stronie powie inaczej, a do tych po lewej inaczej. Kaip Jėzus sakė, kad tiems atsidūrusiems dešinėje vienaip prabils, o atsidūrusiems kairėje kitaip. A więc rozdzielenie dopiero będzie wtedy. Taigi tas išskirstimas tik tuomet bus. A wcześniej jest walka. O iki tol vyksta kova. Ale to nie zmienia tego faktu, że musimy patrzeć na realia i rozróżniać. Tačiau tai nekeičia to fakto, kad mes turime įdėmiai žvelgti į tikrovę ir patys stengtis ištirti, išskirti. Rozróżniać, gdzie jest życie Boże, a gdzie świat. Išskirti, kur yra Dievo gyvenimas, o kur yra pasaulis. I rozróżniać, czy weszło do świątyni dziecko Boga, czy dziecko świata. Ir atskirti, ar į šventovę atėjo Dievo vaikas, ar šio pasaulio vaikas. Z całą mądrością, która służy dziełu zbawienia, ale trzeba nam to rozróżnianie w życiu Kościoła stosować. Mums su visa išmintimi, tačiau tą skirstimą mums bažnyčios gyvenime vis dėlto reikia taikyti. Żeby było dla was zrozumiałe, jaką sprawą się dzielę, jaki jest nerw tego dzielenia, wspomnę pewien epizod. Aš tiesiog norėdamas pasakyti, kodėl tuo dalyjuosi, tai kokia yra to esmė, tai vieną epizodą jums papasakosiu. Kiedy byłem początkującym księdzem, przyjechał do mnie kolega. Dar kai tik tai pirmosius kunigystės metus tarnavau, pas mane atvyko vienas konfratras kolega. Duszpasterz bardzo rozgoryczony. Ir labai toksai susinervinęs sielovadininkas kunigas. Był w trudnej, takiej kolizyjnej sytuacji. Jis atsidūrė labai tokioj sudėtingoj, tokioj kolizijoj. Przygotowywał grupę młodzieży do bierzmowania. Jis rengė grupę jaunuolių sutvirtinimui. I wszyscy wiedzieli, że niektórym z tych młodych wcale na bierzmowaniu nie zależy. Ir visi žinojo, kad iš tos grupės buvo tokių, kuriem, taip sakant, nelabai tas rūpėjo. Przychodzili na spotkania nie po to, żeby spotkać Jezusa. Tie jaunuoliai ateidavo į tuos pasirengimo susitikimus ne tam, kad susitiktų su Jėzumi. Nie żeby żyć w łasce. Ne siekdami gyventi malonėje. Nie żeby przyjąć Ducha Świętego. Ne todėl, kad priimtų šventąją dvasią. I teraz nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, po co oni przychodzili. Ir dabar galvoju, kaip čia mandagiau pasakius, ko jie ateidavo. Po polsku mówi się robić rozróbę. Išsidirbinėti kažkaip. I ten ksiądz powiedział dużej ilości, wy się nie nadajecie do bierzmowania. Ir tas kunigas tą išskyrimą padarė. Jisai tai didžiai daliai tų jaunuolių pasakė, jūs netinkate, jūs nesate pasirengę tam sutvirtinimui. Może by się wszystko skończyło spokojnie, gdyby nie rodzice tych młodych. Ir viskas gal būtų visai ramiai pasibaigę, jeigu ne tų jaunuolių tėvai, którzy uderzyli do proboszcza. Kurie nubėgo pas kleboną. Sprawa poszła do kurii biskupiej. Iki kurijos nukeliavo ta žinia. I proboszcz mówi, księże, nie możemy tak zrobić. Ir klebonas tada matyti tam jaunam vikarui sako, kunigė, kažkaip tai negalim čia taip to reikalo taip palikti. Bo nas biskup obu zmieni z tej parafii. Nes sako, mūsų abu vyskupas čia iškels iš tos parapijos. A to nie ma sensu. Ir nėra prasmės. Trzeba ich dopuścić do bierzmowania. Reikia kažkaip prileisti tos jaunuolius prie sutvirtinimo. Ten ksiądz potem mówi, przecież my nie rozróżniamy. Ir tas jaunas kunigas po to sako, tai ką, mes tada išeina, kad mes nedarome to skirtumo.
Ja wiem, że w takich sytuacjach nie ma prostego wyjścia. Žinau, kad tokiuose situacijose nėra tokio paprastos išeities. I wiem, że dzisiaj nie ma ostatecznego rozdzielenia. Ir žinome, kad šiandien tai dar ne ta diena, kai darome tą galutinį skirstimą. Ale rozróżniać jakoś musimy. Tačiau vis dėlto turime kažkaip tai skirstyti. Choćby szukać, kto budzi nadzieję, a kto jej nie budzi. Galbūt bent jau taip skirdami, kas kelia vilties ir kas nekelia vilties. I myślę, że ten ksiądz, żeby już była sprawa dla was jasna, myślę, że miał rację, Ir aš manau, kad tas kunigas, jisai buvo teisus. ale nie umiał jej przeprowadzić. Tačiau jisai nemokėjo tos savo tiesos kažkaip įgyvendinti. To z pewnością trudne, ale realne, żeby w porę wytłumaczyć, w jakiej kto jest pozycji. Tai yra sunku, bet iš tikrųjų realu, kad reikia kažkaip kiekvienam paaiškinti, kokia yra jo tuometinė situacija. I w porę uświadomić bezsens postępowania. Ir laiku įspėti apie tą jų beprasmybę to, ką jie ketina daryti. W naszych grupach modlitewnych też musimy rozróżniać. Ir taip pat savo maldos grupėse taip pat turime daryti tą skirtumą. Sięgam do sprawy, która nie była omówiona dzisiaj na konferencji, a jakoś jest wywołana dzisiejszym dniem. Ir dabar užsimenu apie dalyką, apie kurį nepaminėjome šiandienos konferencijoje, bet kažkaip jinai dabar išplaukia tiesiogiai. Święty Jakub pisał o tym, żeby się modlić za siebie wzajemnie. Šventasis Jokūbas mus ragino melstis vieniem už kitus. Pisał, jak ktoś choruje, niech się nad nim kapłani pomodlą. Ir rašė, kad jei kas serga, tegu už jį pasimeldžia bažnyčios kunigai. I trudno nie poświęcić chwili wspólnej na sprawy modlitwy wstawienniczej. Ir dera todėl skirti bent minutėlę tai užtarimo maldos temai. To jest praktyka bardzo częsta w grupach modlitewnych. Tai yra labai dažna praktika maldos grupėse. Mam na myśli grupy zwłaszcza charyzmatyczne. Aš turiu tas omeny veikiau tas charizminio atsinaujinimo susijusias grupės. Chociaż rzeczywiście modlitwa wstawiennicza wcale nie jest zarezerwowana dla ruchu charyzmatycznego. Nors, žinoma, užtarimo malda visiškai nėra rezervuota vien tik charizminio atsinaujinimo grupėms. To straszne, gdybyśmy uważali, że jedno poruszenie ma monopol na zbawienie. Būtų labai baisu, jeigu mes galvotumėm, kad štai viena kažkokia toks vienas kelias turi monopolį išganimui. Albo na pewne środki pobożności. Ar tam tikros maldingumo praktikos turi tą monopolį. Czym jest ta modlitwa? Już przy okazji pierwszego spotkania mówiłem. Jau kas yra ta užtarimo malda, jau šiek tiek minėjau per pirmąjį susitikimą. Dla rozróżnienia stawiam tylko parę takich zasadniczych pytań. Kto nad kim, w jaki sposób się modlić? Dėl to atskirimo tik tai štai keletą klausimų dabar noriu aptarti. Kas už ką gali kada melstis? Kto się może modlić nad bliźnim? Kažkas gali melstis už savo artimą. Zasadniczo każdy chrześcijanin. Iš esmės, kiekvienas krikščionis tai gali To daryti. tak jak po ulicach może jeździć samochodem każdy obywatel. Taip panašiai kaip šio viešaisiais keliais gali kiekvienas valstybės pilietis važinėti. Ale jak ten obywatel nie ma prawa jazdy, Tačiau jeigu tas pilietis neturi vairuotojo teisių albo napił się właśnie piwa, arba prisigėrė alaus, albo jest jeszcze inna sytuacja niewskazana, arba dar yra kokia nors kita neleistina situacija, to lepiej, żeby za kierownicą nie siedział. tai geriau jau, kad už vairo nesėstų. I tak jest z modlitwą wstawienniczą. Panašiai yra su ir užtarimo malda. Niby każdy ochrzczony może powiedzieć: Panie Jezu Chryste, w Twoje imię nakładam ręce. Tarsi kiekvienas krikščionis turėtų teisę, kad Viešpaties Jėzaus vardu dėti ranką ir melstis. Ale to nałożenie ręki nie jest sprawą obojętną. Tačiau tas rankos uždėjimas nėra toksai abejingas, nėra toks paprastas dalykas. Ten gest ma w sobie pewne bardzo ważne znaczenie. Šis gestas turi labai tokią svarbę reikšmę. Jest to przywołanie mocy Jezusa. Tai yra, šiuo gestu yra šaukiamas Jėzaus galios. Jest nim także pewne pragnienie jakby podzielenia się darem, światem, który ja już otrzymałem. Tai yra, tarsi tas gestas išreiškia, kad mano troškimą dalintis to dovana, tą šviesą, kurią aš besimeldžiantysis jau esu gavęs. Oczywiście tylko w pewnych wypadkach nałożenie ręki ma znaczenie sakramentalne. Tik tam tikrais atvejais tas rankų uždėjimas jau turi sakramentinį pobūdį, sakramentinę reikšmę. W dokumentach z Malin, Iš Malin dokumentuose, czyli takich podstawowych dokumentach,
które systematyzują problemy odnowy w Duchu Świętym. Tai yra dokumentai, kuriais tokiais sistemiškai nusakoma problemos, su kuriuom susidurėme charizminio atsinaujinimo judėjime. Opracowanie teologiczne dokonane jeszcze pod przewodnictwem już świętej pamięci kardynała Sienensa. Ir tie dokumentai buvo parengti teologų ir vadovaujant jau dabar šventos atminties kardinolui Leo Siunensui. Jest bardzo mocno zaznaczane, żeby nikt nie myślał, że nałożenie ręki w modlitwie ma moc sakramentalną, czyli zawsze skuteczne. Taigi šiuose dokumentuose labai aiškiai yra nurodoma, kad rankų uždėjimas, tegul niekas nemano, kad rankų uždėjimas visada susijęs su sakramentinė reikšme, ta prasme turi būtiną poveikį, pats uždėjimas turi poveikį. Tak, to prawda, to nie jest znak sakramentalny. Taigi tikrai tiesa yra ta, kad rankų uždėjimas nėra sakramentas. Ale to jest jeden koniec kija. Tačiau čia tik tai vienas lazdos galas. A na drugim końcu jest ta prawda, o kitam gale yra ta tiesa, że nałożenie ręki jest zawsze znakiem inicjacyjnym. Kad rankų uždėjimas visuomet yra toksai iniciacijos įvesdinimo Czyli ma ženklas. moc wprowadzić coś nowego. Tai yra ženklas, kuriuo įvedama kažkas naujo. W New Age, w różnych praktykach, w reiki nie ma sakramentów. New Age, naujojo amžiaus ar reiki, daugelį kitų nėra sakramentų. Ale jak tam nałożą ręce na człowieka, to coś się dzieje. Tačiau ten, jeigu uždeda rankas, tai kažkas ir vyksta. I dlatego mówię, to ma znaczenie inicjacyjne. Taigi tas rankų uždėjimo gestas turi tą iniciacinį įvesdinimo To nie prasme. jest znak obojętny. Tai nėra kažkoks toks nereikšmingas ženklas, neturintis reikšmės. I nie pozwolę, aby nakładał na mnie rękę ktoś, kogo nie znam. Ir aš neleisiu, kad ant manęs dėtų rankas nors ko aš nepažįstu. A z ustanowienia w waszych grupach, kto może nakładać ręce? O ar jūsų grupėse yra kažkokios tai nuostatos, kas gali dėti rankas, kas negali? Trzeba powiedzieć tak ogólnie, ten, kto jest wedle naszej moralnej wiedzy wolny. Galbūt būtų sakyti, tas turėtų teisę uždėti rankas, kas pagal mūsų moralės suvokimą yra laisvas žmogus. Cudownie, gdyby to było powiedziane w pełni uzdrowiony. Galbūt taip keista būtų sakyti, kad visiškai išgyjęs žmogus tai gali daryti. Ale my nie jesteśmy w pełni uzdrowieni. Mes juk nesame visiškai kažkokie išgyję žmonės. Przypuszczam, że prawie każdemu coś dolega. Manau, kad kiekvienas turime kažkokiu tai bėdų. I dlatego mówię, kto jest w drodze uzdrowienia. Ir todėl teisingiau dėrėtų sakyti tas, kas yra išgydymo kelyje. Jeżeli on jest wolny, czyli nie ma żadnych więzów, które by krępowały jego działanie, Jeigu tas asmo yra laisvas, neturi jokių tokių susaistymų, kurie saistytų, surištų jo, neleistų jam laisvai veikti. nie było praktyk czy zaangażowań, które by wpłynęły na teraz działanie złego ducha przy nim, Jeigu nebuvo įsitraukęs į praktikas, kurios nulemtų, kad dabar per tai galėtų veikti piktoji dvasia per jį. i zdaje sobie sprawę ze swoich problemów, Ir jeigu tas asmo pats suvokia savo problemas, czyli najważniejsze już jakoś zostały pokonane, taigi, trumpai tariant, tos kažkokios svarbiausios jo problemos jau yra įveiktos, to może być powołany łaską do służenia modlitwą nad innymi. tai toks žmogus gali būti malonę pakviestas pasitarnauti kitiems. To jest wydarzenie zbawcze, Ir tai yra toks išganomasis veikimas. to jest wydarzenie w duchu wiary. Tai yra tikėjimo dvasioje vykstantis veiksmas. Dlatego znakiem dobrym jest, jeżeli ktoś jest utwierdzony w życiu wiary. Taigi tai yra geras ženklas, jeigu kas nors jau yra tikėjimo gyvenime įtvirtintas. Sam zapał, same emocje nie wystarczą. Nepakanka vien tokio entuzjazmo užsidegimo ir emocinio užsidegimo. Bardzo nam trzeba uważać na takie sytuacje, gdzie ktoś wrócił z dalekiej podróży. Ir labai dar mums reikia atkreipti tokias situacijas, jeigu kas nors grįžta tolimos kelionės. W sensie duchowym. Tokia dvasinė prasme iš tolimos kelionės, tolimai visur ten paklajojęs. My raz przeżyliśmy z siostrą Stanisławą takie spotkanie. Mums iki teko su seserim Stanislava panašų susitikimą išgyventi. Przyjechała kobieta z 2 córkami Atvažiavo tokia moteris su 2 dukromis
cała trójka bardzo pobożna. Ir visos trys labai maldžios. Matka prosi o modlitwę nad córkami, one tego oczywiście pragną. Ir motina prašo, kad mes pasimelstumėm už tas dukrelės, ir tos dukrelės taip pat to nori. Przy okazji wychodzi, że ona sama jest w grupie modlitewnej. Ir dar pasirodo, kad ta motina ir maldos grupiai priklauso. Niedawno tam wkroczyła, bo stosunkowo niedawno nawróciła się do życia religijnego. Na, jinai neseniai tą maldos grupę įsitraukė, nes apskritai neseniai į tokį religinį gyvenimą vėl įsitraukė. Ale była tak aktywna i tak mądrze zabierała głos. Bet buvo tokia aktyvi toj maldos grupiai ir taip išmintingai tenai išstodavo, kalbėdavo. Że jej powiedzieli, ty się módl nad innymi, bo ty masz taki dar w sobie. Ir tai jai kiti pasakė, va, tu gal už kitus melskis, nes tu matom, tavyje yra tokia dovana. A po chwili okazało się, że ona kilkanaście lat była bioenergoterapeutką. O po kurio laiko išaiškėjo, kad jinai jau 15 metų bioenergoterapeutė dirbo ar užsiėmė tuo. To miała wielki zapał do wyciągania rąk cały czas. Tai žinoma, jinai labai su noru dideliu tas rankas dėdavo. Mówi się, że jeżeli ktoś wszedł w tak daleką przestrzeń, to nawet do końca życia nie powinien wchodzić w modlitwę wstawienniczą. Galima sakyti, kad toks žmogus, kuris jau taip toli buvo į tas teritorijas įžengęs, tai net iki gyvenimo pabaigos tokiam žmogui nedėra dėti ant kito rankas. Zdarzają się wyjątki, ale one mają charakter wyjątku na oczach całego Kościoła. Tas būna išimčių, tačiau tos išimtis, na, tiesiog visos bažnyčios akivaizdoje yra išimtis. Ojciec Jacques Verlaine. Pavyzdžiui, tėvas Jacques Verlaine. On wychodził ze świata okultystycznego prawie 10 lat, około 8 lat. Beveik 80 metų buvo įsitraukęs jis į okultinės praktikas. I może dlatego kiedyś powiedział, że jak ktoś miał takie praktyki, to 10 lat może wystarczyć, żeby potem jednakowoż wejść w zaangażowanie nad innymi. Ir gal jisai todėl būtent sykį ir pasakęs, kad žmogui buvusiam tose praktikose 10 metų reikia, kad galėtų kažkaip tai pereiti į religinį gyvenimą. Tu trzeba wielkiej ostrożności. Čia reikia labai didelio apdairumo, atsargumo. Mądrości pasterza i wspólnoty. Ir kunigo dvasininko išminties ir visos bendruomenės Bo išminties. nieraz się zdarza, że ogromny zapał do modlitwy wstawienniczej mają ci, których Pan Bóg wcale do tego nie wzywa. Nes labai dažnai būna, kad labai entuziastingai nori įsitraukti į užtarimo maldą būtent tie, kurių viešpats Dievas į tą tarnystę visiškai nekviečia. To nie dlatego, że są złymi ludźmi. Tai ne todėl, kad tie žmonės būtų negeri žmonės. Mają inny dar. Jie tiesiog turi kitas dovanas. Nie mają takiego na przykład skupienia, takiego wewnętrznego wyciszenia, które jest potrzebne. Jie neturi tokio susikaupimo, tokios gebėjimo viduje nutilti, kuris yra būtinas tam užtarimo maldai. Albo trudne warunki życiowe, rodzina, która cały czas jest pod opieką duchową i to by nie byłoby to bezpieczne. Arba galbūt jų gyvenimo sąlygos, šeiminio gyvenimo sąlygos yra sunkios, jiems tenka nuolat, taip sakant, rūpintis savo šeima, antraip jeigu jie to nedarys, tai būtų vėl toks grėsmių kelia. Mówię o tych sytuacjach, gdzie już nie chodzi o modlitwę w gronie grupy modlitewnej na spotkaniu, ale nad ludźmi nieznanymi. Aš jau kalbu apie tas situacijas, kur yra meldžiamasi ne tik už savo maldos grupelės, už savus narius, bet jau meldžiamasi už nepažįstamus žmonės didesniuose maldos susirinkimuose. Czyli szukamy, kogo Pan Bóg wzywa. Taigi mes tiesiog ieškome, ką viešpats Dievas į tai kviečia. I mam świadomość, że Pan Bóg nas w całej historii zbawienia bardzo zaskakuje. Ir manau, kad per visą išganimo istoriją Dievas labai mus stebina. Mnie zawsze zadziwia powołanie Piotra. Mane visada stebina Petro No, pašaukimas. przeczytajcie sobie, kto nie dowierza, jeszcze raz 5 rozdział według świętego Łukasza. Dar kartą perskaitykite Luko 5 skyrių. Jest powiedziane, że Jezus zaczął głosić słowo, a Piotr płukał gdzieś tam sieci. Ir tai rašoma, kad Jėzus jau pradėjo skelbti žodį, o Petras vis dar ten metė tinklus. Czyli Jezus jako mistrz, rabuni głosi kazanie, a Piotra to kompletnie nie obchodzi. Taigi, reiškia, jau Jėzus yra mokytojas ir jau jisai skelbia, sako pamokslus, o Petrui visiškai tas dar neįdomu. On jest wcale nie zainteresowany Bożym Słowem. Dar jisai visai nesidomi Dievo On ma žodžiu. swój świat. Dar turi savo pasaulį. I wcale nie ma ochoty w świat Jezusa wejść. Ir visiškai nereiškia jokio pageidavimo įeiti į tą Jėzaus pasaulį. I dopiero Jezus przemawia znakiem.
Ir pirmiausia, Jėzus į jį ženklų prabyla. Mówi, wypłyń na głębie, zarzuć sieci. Ir jisai Petrui sako, plauk į gilumą ir užmest tinklus. Piotr jest niezainteresowany Jezusem, ale jest pokorny w tym. Ir Petras vis dar nesidomi Jėzum, bet paklūsta tam jo pasiūlymui. I wiemy, że zrozumiał znak, bo w 10 minut miał pełne sieci. Ir žinom, kad jis suprato tą ženklą jam parodytą, nes per 10 minučių prisipildė pilni tinklai. I co powiedział? Jezu, ja się do Twojego świata nie nadaję. Ir jis pasakė, aš netinku į tavo pasaulį, Jėzau. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Aš sako, viešpatie, aš esu nusidėjėlis. Panie, do czego Ty mnie wciągasz? Kam tu mane trauki į savo būrį? Ja mam 24 godziny na łowienie ryb. Aš turiu 24 valandas žuvim žvejoti. Jak ja będę miał pełne sieci w 10 minut, Jeigu aš per 10 minučių dabar pilnus tinklus prižvejojau, co ja zrobię z resztą czasu? tai ką aš per likusį laiką darysiu? Panie, do czego Ty mnie wciągasz? Kam tu čia trauki mane į tos dalykus? Ty nie znasz Piotra, Piotr się do tego nie nadaje. Petras visai netinka į tuos dalykus. No bo tak jest przy Jezusie. Nu, bet taip ir vyksta su Jėzaus. Jak się ma pełnej sieci za chwilę, to reszta czasu ma już inny sens. Taigi, jeigu per akimirką, per 10 minučių pilnus tinklus prigaudo, tai tada kitas laikas turi kitą prasme. I tak nas Jezus zaskakuje. Ir taip Jėzus mus ir stebina. Czasem ktoś siedzi w kącie. Kartais kas nors, koks žmogus sėdi kamputyje. Raz na 2 miesiące odezwie się na modlitwie, ale wiemy, że się odezwał doskonale. Žinome, kad maldos susirinkime, pavyzdžiui, kažkur kukliai sėdi kamputyje ir kartą per 2 mėnesius kažką maldoj, jis kažką pasako, bet būtent labai taikliai. I wtedy warto się spytać, czy Ciebie Pan Jezus nie powołuje do czegoś? Ir tada į tokį žmogų verta jo paklausti, palauk, o gal tave viešpats kažkam kviečia? I się nie trzeba zrażać, że ktoś będzie miał opory. Ir nereikia nustebti, jeigu bus su pasipriešinimu susidursime. Nie no, ja taki niski, jak będę nad ludźmi ręce wyciągać. Ne, nu ką aš čia toks mažutis, kaip aš čia virš žmonių dėsiu rankas. Ale takie opory wcale nie są znakiem braku łaski. Bet tokio pobūdžio pasipriešinimai visiškai nereiškia, kad trūksta malonės tam Tak žmogui. to z uśmiechem podpowiadam, bo tak jest w ogóle w życiu duchowym. Aš taip truputį taip su šypsena lengvų tonų tai pasakoju, bet dvasiniam gyvenime panašiai būna. Nieraz tego doświadczamy. Dažnai tai patiriame. Jak jest coś od Ducha Świętego, to w pierwszej chwili nie ma wielkiej euforii. Jeigu kas nors kyla iš šventosios dvasios, tai pirmą momentą nebūna didelės euforijos. Przekonanie z pewnym zahamowaniem. Dar taip pirmą tai sutinkame kiek rezervuotai. Ale w czasie przychodzi coraz głębsze utwierdzenie. Tačiau su laiku ateina vis didesnis tikrumas. To wtedy pachnie bardzo sprawą Bożą. Ir tuomet tai jau labai kvepia Dievo dalykais. A jak nas zły chce oszukać, O jeigu mūsų piktasis nori apgauti, podsuwa pomysł, pakiša kažkokią mintį, już jesteśmy gotowi, nie wiem, kłaść szyny pod tramwaj, jeszcze nie wiadomo czym pojedziemy. jau dabar jau mes jau bėgius tiesiame ir jau važiuosim, dar tramvajaus nėra. Ale potem zapał stygnie, Bet ir po to staiga taip atvėsta tas tracimy visas pewność, entuzijazmas ir jau nebesam tokie tikri. czujemy po czasie, to nie było od Boga. Ir po kurio laiko susivokiame, aha, čia nebuvo vis dėlto iš Dievo. Jak to dobrze, żeśmy jeszcze całej ulicy nie wyremontowali. Kaip gerai, kad dar visos gatvės neišgriovėm, bėgių nenutėsėm. I tak jest ze sprawami Bożymi w pojedynczym człowieku i we wspólnocie. Panašiai yra ir su Dievo reikalais tiek ir žmogaus gyvenime, tiek ir bendruomenės. Gdy przystępujemy do modlitwy nad człowiekiem, Kai jau prieiname prie maldos už žmogų, wchodzimy w łaskę Boga. tada įžengiame į Dievo malonės rytį. Chcemy, aby była objawiona Jego miłość. Norime, kad būtų Dievo meilė apreikšta. To nie jest nasze dzieło. Tai nėra mūsų reikalas. Okaże się nasza wspaniała emocjonalność. Gal mūsų toks emocingumas į tai veda. Lepiej, żeby się nie okazała. Geriau jau tų apraiškų nebūna. Modlitwa wstawiennicza w sensie charyzmatycznym jest ogłoszeniem tego, co ma, tej troski, jaką ma Bóg. Charizminė užtarimo malda yra tiesiog skelbimas to rūpinimosi žmogumi, kaip Dievas būtent tą žmogų, už kurį meldžiamės, kaip Dievas jį žvelgia, kaip jo rūpinasi. I dlatego przyjmujemy człowieka, Todėl mes priimame tą žmogų, często bez względu na jego stan. taip sakant, neatsižvelgdami į jo būklę Przyjmujemy, jeżeli jest to godziwe, jego intencje. ir priimame jo intencijas, jeigu jos tinkamos.
ale w głębi serca cały czas stajemy przed Bogiem, czego Ty, Panie, chcesz dla Niego. Tačiau savo širdies gilumoje Dievo akivaizdoje išliekame nuolat klausdami: Dieve, o ko tu tam žmogui nori? Bo często chodzi o łaskę, która przyjdzie inną drogą niż człowiek myśli. Nes dažnai ta malonė ateina kitų kelių, negu tas pats žmogus įsivaizduoja. A bardzo często to, co jest upragnione, O labai dažnai tai, ko to žmogus trokšta, jest ani pierwsze, ani najważniejsze. dažnai būna nei pirmos svarbos reikalas, nei apskritai svarbiausias jo gyvenime dalykas. Nad kim się mogę modlić? Taigi, už ką, kokį žmogų galiu melstis? Prawie głupie pytanie. Beveik kvailas klausimas. Ale warto sobie wprost odpowiedzieć, że Bet nie nad każdym. verta į jį atsakyti ir suprasti, kad vis dėlto ne už kiekvieną Już žmogų. kiedyś zaznaczyłem, chodzi o kogoś, kto ma w sobie własną taką aktywność duchową. Ir jau apie tai minėjau, kad už žmogų, kuris turi tam tikrą tokį dvasinį aktyvumą, ta prasme, kuris to nori. Pomijam chorego, nieprzytomnego. Aš jau žinoma neminiu tuo atveju, kai būna ligonis ar ne visiškai sąmoningas žmogus. Dobrze, jeżeli jego życie było świadectwem domniemanego pragnienia. Gerai, kad jeigu va, tuo atveju, jeigu žmogus nėra sąmoningas, tai gerai, kad jo būtų viso gyvenimo liudijimas tarsi išreikštų jo troškimą, kurį jis šiuo metu negali išsakyti. Ważne, żeby ten człowiek był skierowany ku Jezusowi. Svarbiausia, kad tas žmogus, už kurį norima rengiamas melstis, būtų jo gyvenimas orientuotas į Jėzų. I wiecie, że bardzo często to jest problem. Ir dažnai tai būna problema. Bo ludzie szukają często pomocy, ale nie Jezusa. Nes labai dažnai žmonės ieško pagalbos, bet ne Jėzaus. Szukają uzdrowienia, a nie życia Bożego. Žmonės nori būti išgydyti, bet ne Dievo gyvenimo žmonės siekia. I musimy pomóc Jezusowi, żeby go tak dotknął, aby podniósł na niego głowę. Ir turime padėti Jėzui, kad Jėzus taip galėtų tą žmogų paliesti, kad žmogus galėtų pakelti akis ir pažvelgti į Jėzų. Zawsze mamy pytanie w zanadrzu, gdzie potem pójdziesz, jak wyzdrowiejesz? Galim visuomet tokį klausti, o kur eisi, kai išgysi? Czy będziesz wracać do Jezusa? Ar kreipsiesi į Jėzų? Czy się z Nim zwiążesz? Ar susiesi savo gyvenimą su juo? Taki jest sens szczególnej łaski. Tokia yra tos malonės prasmė. Raz się modliłem nad niechrześcijaninem. Sykį man teko melstis už nekrikščionį. Muzułmanin prosił o modlitwę. Musulmonas paprašė maldos. I myślę, czy mam się modlić nad muzułmaninem. Ir taip svarščiau, ar turiu melstis už musulmoną. I się go spytałem, czy ty wiesz, że ci Jezus może pomóc? Ir paklausiau, ar tu žinai, kad tau Jėzus gali padėti. Więc zostawiłem to jakoś jego świadomości. Ir palikau tarsi tą, perkeliau jo sąmoningumui tą A on klausimą. powiedział tak, wierzę, że mi Jezus może pomóc. Miał żonę katoliczkę. Taip, jisai sakė, aš tikiu, kad Jėzus man gali padėti, nes tas musulmonas buvo vedęs katalikę žmoną. I otrzymał dużą łaskę. Ir jam buvo suteikta didelė malonė. Jak dalej go Pan Jezus pokierował w życiu, nie wiem. Nežinau, kaip toliau jo Jėzus gyvenimą vedė, Ale była to bardzo piękna chwila. bet tai buvo labai graži akimirka. Nie rozeznajemy spraw oczywistych. Ir mes netyrėme tokių dalykų, kurie yra akivaizdus, aiškus. Przepraszam za jaskrawy przykład. Labai atsiprašau gal už tokį drastišką palyginimą. Jeżeli przychodzi małżonek, który mówi, ja zostawiłem żonę, bo już nie mogłem wytrzymać i chcę wiedzieć, co ja teraz mam zrobić. Ir jeigu ateina sutuoktinis ir sako, na, palikau savo žmoną ir tiesiog va dabar esu pasimetęs, nežinau, ką gyvenime daryti. To wtedy nie trzeba szukać słowa dla niego w piśmie albo żądać proroctwa od Pana Boga. Tada nereikia jam ieškoti kažkokio specialaus žodžio šventame rašte ar maldauti kažkokios pranašystės specialiai jam skirtos iš Dievo. Tylko powiedzieć, chłopie, kup kwiatka i wracaj do żony. Tik tiesiog nusipirk gėlę ir marš atgal pas žmoną. No bo jak wróci bez kwiatka, to będzie źle. Nes jeigu be gėlių grįši, tai prastai tau bus. A jak pokornie i z miłością, jest szansa. O jeigu taip nuolankiai su gėlių puokšte, tai dar turi šansų. Kochani, my tu się uśmiechamy. Mes tai juokiamės dabar iš to. Ale ja znam taką modlitwę wstawienniczą pewnej grupy, Bet aš žinau, vienoj grupėje tokia užtarimo malda yra buvusi, gdzie przyszedł kapłan, który zostawił posługę. nes ten atėjo kunigas, metęs kunigystę. Posadzili go na stołku, Ir pasodino jį ant kėdės tą kunigą otoczyli, uwielbili Pana Boga, ir apsupo, visi šlovino viešpatį, potem prosili o proroctwo, otworzyli słowo, po to prašė pranašystės, atvertė Dievo žodį zapisali i posłali dalej.
ir užrašė jam ir pasiuntė toliau. Dramat, a nie modlitwa wstawiennicza. Tai yra iš tikrųjų to neužtarimo malda. Nie słuchali Ducha Świętego. Jie neklausė šventosios dvasios. Jedynym usprawiedliwieniem to, że tam dawno nie było księdza przy tej grupie. Ir vienas gal pateisinimas buvo tas, kad ten nebuvo kunigo toj grupėje. A jak nie ma pasterza, to owce nieraz chodzą błędnie. Ir kai nėra ganytojo, tai dažnai avys klaidžioja. Ważne, żeby człowiek, który prosi o modlitwę, był otwarty duchowo. Svarbu, kad žmogus prašantis maldos būtų atviras dvasiškai. A więc, żeby nie był zablokowany własną wizją. Kad nebūtų užsiblokavęs savo paties turimą viziją. Bo nie zawsze jest tak, że włączę się zupełnie w Twoją intencję. Nes ne visuomet būna taip, kad vyksta pagal tavo intenciją, kurios tu prašai. Jeżeli widzę, że ktoś jest bardzo zapatrzony w swoją wizję, w swój pomysł, to tak delikatnie pytam, jeżeli będzie jakieś zrozumienie, które temu przeczy, czy jest w stanie to przyjąć. Ir jeigu aš kartais matau, kad žmogus labai jau toksai užsiciklinęs į savo turimą viziją, tai aš taip subtiliai kartais paklausiu, o klausykit, jeigu būtų tokia nuoroda, kuri ne visai sutaptų, būtų kitoks žodžiu Dievo žodis, ar galėtum priimti. To wszystko ma służyć zbawieniu człowieka. Viskas turi tarnauti žmogaus išganimui. Jeżeli człowiek potrzebuje utwierdzenia własne w życiu sakramentalnym, jeigu žmogui reikia tokio patvirtinimo malonėje, sakramentinėme gyvenime, to ta zachęta zawsze powinna mieć miejsce, choćby księdza przy nas nie było. Tai paraginimas visuomet turi būti padarytas, net ir jeigu nebūtų toj maldos grupiai kunigo. Jezus, który przebacza grzechy w sakramencie i daje siebie w Eucharystii, Jėzus, kuris nuodėmes atleidžia atgalos sakramentu ir yra Eucharistijoje save dovanoja. Zadziała z mocą także taką drogą. Ir jis galingai veikia štai šiuo sakramentiniu keliu. Nieraz modlitwa wstawiennicza jest właśnie po to, żeby ktoś miał sobie więcej odwagi albo więcej zaufania do tego, co jest istotą życia Kościoła. Labai dažnai užtarimo malda yra tiesiog jos prasmė ta, kad tiesiog paraginti, padrasinti žmogų, artintis prie tų dalykų, prie sakramentų, kurie yra bažnyčios gyvenimo esmė. Bóg rozlewa na świat swoje miłosierdzie. Dievas lieja į pasaulį savo gailestingumą. Chce odnawiać Kościół i ratować ludzi. Jis nori atnaujinti bažnyčią ir gelbėti žmonės. A zło ma zawsze od początku dwa sposoby działania. O blogis visuomet turi tokius dviem būdais veikia nuo pat pradžių. Tak jest w naszych grupach modlitewnych, tak jest w środowiskach modlitwy wstawienniczej, jak w ogóle z całym Kościołem w historii. Ir tai vyksta